Gazpromo su kolaborantais Lietuvą nuskurdino 3 milijardais, bet Astravą su kolaborantais nuskurdins dar daugiau. Iš žurnalo Valstybė redakcijos Vilniuje prie Gedimino pilies. Kritinis žvilgsnis su Eduardu Eigirdu. Sveiki gerbimi YouTube žiūrovai, mūsų gerbimi žurnalo Valstybė patronai bei prenumeratoriai. Liko metai iki Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų ir turiu pripažinti, kad Kremlius ir jo sąjungininkai šiems rinkimams pasiruošė itin gerai ir jau yra pasiruošę aktyvuoti vieną galingiausių Lietuvos užvaldymo bei nuskurdinimo projektų. Apie ką žurnale Valstybė perspėjome jau prieš keletą metų, o dabar privalau tai padaryti ir YouTube platformoje. Nors ir egzistuoja nuomonė, kad rimtos įžvalgos šioje platformoje yra pasmertos, nes visuomenė yra pripratusi YouTube žiūrėti tik linksmas žinutės, filmus ar kažką, kas susijęs su žvaigždėmis. Visgi privalau tai daryti, nes šiuo metu realizuojama Kremliaus invazija gali Lietuvai grėsti milžiniškais nuostoliais, dar didesniais nei tą, kurią patyrėme šio šimtmečio pradžioje ir kurį Lietuvos žmonėms beje kainavo nuo 3 iki 4 milijardų eurų. Sakote, kad nesuprantate, apie ką aš kalbu ir visiškai tuo nesistebiu. Nes didžioji dalis žiniasklaidos apie šį amžiaus apiplėšimą nesivargina jūsų informuoti. O kalbu apie 2000 metus, kai buvo pradėtas Gazpromo invazijos į Lietuvos ekonomiką bei politiką projektas, kurio simboliu tikriausiai galima laikyti su Rusija verslė susijusi oligarchą Viktorą Uspaskichą. Tačiau tai nebūtų visiška tiesa, nes manau, kad jis buvo tik svarbus instrumentas, didelis varžtelis. O pati invazija vyko remintis į daug platesnę Rusijai naudingai veikusių veikėjų bei jėgų ratą. Tačiau juk svarbiausia suvokti, dėl ko iš tiesų vyko kova. Primenu, tuo metu mes su kolegomis, kurie dirbome žinių radijoje, iš visų jėgų stengiamės įtikinti, kad Švedijos pavyzdžių Lietuvai yra būtina pereiti šilumos ūkyje nuo Gazprom dujų prie vietinio biokuro. Dėl visos eilės priežasčių. Bet visų pirma, nes aš buvau įsitikinęs ir visa analizė tarptautinė rodė, kad dujos tikrai brangs, todėl būtina nuo jų išsivaduoti. Visų antra, kad biokuro pramonė galėjo sukurti Lietuvoje iki 10 000 gerai apmokamų darbo vietų. O visų trečia, būtų stiprėjęs Lietuvos verslas, kuris stiprintų Lietuvos nepriklausomybę nuo Kremliaus malonės. Verslas, mokantis mokesčius į Lietuvos biudžetą, o ne Gazpromui bei jo bičiuliams, kurie didžiąją dalį pinigų išveždavo į Maskvą ir tik jų dalį palikdavo tam, kad papirkti Lietuvos politikos, verslo, teisinį, bei aišku žiniasklaidos elitą. Žiniasklaidos, kuri rezultate, kai aš teigiau, kad reikia kurti daugiau darbo vietų Lietuvoje, kad būtų daugiau sumokamų mokesčių į biudžetą ir iš to galėtume kurti gerovės valstybę, dažniausiai transliuodavo informaciją apie tai, kad dujos gali pigti ir reikia galvoti apie tai. Žiniasklaida skęsdama Gazpromo pinigų glėbyje daugiausiai rašė apie tai, kas buvo naudinga Rusijos koncernui. Apie tai kalbėjo, manau, ir Viktoras Uspaskichas, Algirdas Brazauskas ir visai eilė kitų tai vadinamų objektyvių šaltinių, kad dujos bus pigios, vos ne amžiais. O jas dar ypač apsimoku importuoti dar ir dėl to, kad nenukentėtų Lietuvos verslas veikiantis Rusijoje, kuo Rusija visą laiką gąsdino. Visų pirma, žemės ūkio ir krovinių pervežimo. Apie šią temą vėlgi kalbėjau ne vieną kartą. Prisiminkime, tuo metu teigiau, kad Rusija sąmoningai įsileidžia dalį Lietuvos verslo į savo rinką, kad šis jai draugiškas verslas sustiprėtų ir Lietuvoje išstumtų tuos verslus, kurie nesusiję su Rusija ir taptų dominuojančią galę. Tokiu būdu jos bičiuliai sukurtų tarsi kapitalo grupių įtakos voratinklį, kuris atskiruose sektoriuose pradėtų dominuoti. Todėl teigiau, kad orientuotis į Rusijos rinką yra ne tik klaidinga, bet ir pavojinga. Dar ir todėl, kad buvau giliai įsitikinęs, kad kai Rusijai draugiškas verslas Rusijoje sustiprės ir pradės dominuoti Lietuvoje, Kremlius tikrai uždarys jiems savo rinką, nes norės, kad šie verslininkai užsidirbtų Lietuvoje ir vakaruose, o Rusijos pinigai liktų ten, kur turi likti Rusijos verslui. Taigi, kai tai suvokiame, galima konstatuoti, kad Lietuva tuo metu buvo gundoma prisirišti prie Gazpromo dujų tam, kad padėti Rusijai užsiauginti ištisą savo draugiškų verslų armiją. Apie ką, manau, nėra sunku spręsti, bent jau dalinai ar manyti, kai stebi, kas vyksta Lietuvoje ir kai Lietuvoje nuolat dominuoja su Rusija verslės setini veikėjai, kaip Uspaskichas, Paksas, Karbauskis ir Matijošaitis. Kas leidžia teigti,
kad sutartis dėl pigių dujų mums buvo įsūdyta už gėrį turėti vieną galingiausių Rytų Europoje rusiškai draugiškų verslų tinklą. Kam iš tiesų turėjome priešintis, o ne tuo džiaugtis ir to siekti. Tačiau tai buvo labai sunku padaryti. Praktiškai neįmanoma. Prisiminkime, nes juk Rusija Gazpromo invazijos projekte rėmėsi ne vienu tinklu, ne vien regioniniais veikėjais. Prisiminkime skandalų su Gazpromo tarpininkais, kurie, kaip galima įtarti, dalį pinigų, kuriuos Lietuvos žmonės sumokėdavo Gazpromo už dujas, nukreipdavo į Lietuvos politinę sistemą, verslą, teisinę sistemą, žiniasklaidą, kad kurti Gazpromo invazijai palankę aplinką. Todėl nėra ko stebėtis, kad Rusija auginosi savo verslo broilerius, kuriuos atstovai reikalavo draugauti su Maskva, o valdžioje įsitvirtinę Uspaskichai, Brazauskai, Karbauskio bičiulė gavosi iš Rusijos kunigaikštienės titulą Kazimiera Prunskienė, Paksai ir visą eilę smulkesnių veikėjų puldavo šias ašaras šluostyti ir reikalauti draugauti su Gazpromu. O Gazpromo tarpininkų maitinama žiniasklaida stengdavosi šį visą procesą apdainuoti ir paremti. Tokiu būdu Lietuva padovanojo Gazpromui monopolį, kurio rezultate Lietuvos žmonės patyrė, manau, apie 5 milijardų litų nuostolį tiesiogiai, nes naudodamasis monopoliu Gazpromas pakėlė dujų kainas, bet tai ne pabaiga, tai ne visi nuostoliai. Dar apie 2 milijardus pradome, nes jei anksčiau būtume perėję prie biokuro, mes būtume ženkliai mažiau sumokėję už energiją ir ženkliai mažiau sumokėję Rusijai. Dar panašiai praradome, nes perėdami prie biokuro, mes ką pasiektume? Pinigai būtų likę Lietuvoje. Jie būtų staupyti žmonių, žmonės galėtų didinti savo išlaidas. Bei verslo investicijos į biokuro pramonę taip pat būtų padidinus Lietuvos ekonomikos potencialą. Jau nekalbant apie tos tūkstančius darbo vietų, kurie būtų sukurti Lietuvoje, mokėtų mokesčius ir ne tik didintų Lietuvos nepriklausomybę, bet ir Lietuvos biudžeto pajamas. Kaip ir galimybės iš Lietuvos biudžeto pasirūpinti socialinę sistemą bei pensinės sistemomis. O juk tai ir yra kelias į gerovę. Rezultate belieka paklausyti, ar turėtume stebėtis, kad 2008 metais Lietuvos ekonomika patyrė tokią galingą krizę, jei nuo 2000-ųjų buvo rūpinamasi Rusijos bičiulių bei Gazpromui tenkančią naudą, o nevystoma nepriklausoma Lietuvos energetika, kuri būtų mažinusi Lietuvos išlaidas bei didinusi naudą tenkančią žmonėms bei biudžetui. Su tokia politika, su Rusija stiprinančių jėgų oazė, bei nepriklausomybę galinčių sustiprinti jėgų sabotavimu, krizė buvo tiesiog neišvengiama. Todėl neverta stebėtis, kad ji taip skaudžiai smogė Lietuvai. O būtina suprasti tai ir visai Lietuvai pasistengti paskleisti šį suvokimą. Suvokti, kad apsigauti įtakomis užterštoje informacinėje erdvėje yra labai paprasta. Tačiau jei leidžiame dominuoti Kremliui draugiškoms jėgoms, sukurti stiprios ir klestinčios valstybės yra neįmanoma. Pagalvokime, juk galėjome nuo 2000-ųjų mažinti priklausomybę nuo Rusijos dujų, bet didinome. Dėl to permokėme milijardus. Galėjome stiprinti pažangius į globalias rinkas orientuotus verslus tiek žemės ūkyje, tiek energetikoje, bet rūpinomės tais, kuriuos augina Rusijos režimas bei koncernų Gazprom. Turėjome vaduoti Lietuvos politiką bei žiniasklaidą iš Rusijos įtakų, o leidome Gazpromo tarpininkams sustiprinti tas jėgas politikoje, versle ir žiniasklaidoje, kurios kolaboravo, steidžiant įtaigas apie pigias dujas. Gerbėmieji, susimąstykime, kokia tai valstybė, kurioje stiprėja kitos valstybės interesus ginančios verslo grupės, kurioje žiniasklaida aptarnauja tuos, kurie iš valstybės išveža pinigus, o teisėtvarka tyli. Pasakysiu trumpai, mano nuomonė, tai užvaldyta valstybė, kurioje stiprėja oligarkinės grupės, dažniausiai besirėminčios į pigę darbo jėgą, o politikoje bei žiniasklaidoje dominuoja jėgos, kurios yra linkusios su Rusija dalintis Lietuvos potencialą, o ne jį stiprinti ir didinti. Tai yra skurdžios, korumpuotos ir skęstančios valstybės modelis. Todėl iš tiesų paskaičiuoti, kiek Lietuva patyrė nuostolių, nes po 2000 metų Rusijai kolaboruojančių struktūrų pagalba pavyko realizuoti Gazpromo invaziją į mūsų ekonomiką ir demokratiją, yra tiesiog neįmanoma, nes tiesioginiai nuostoliai siekia 3-4 milijardus eurų. Bet kiek žmonių nukentėjo todėl, kad visa sistema buvo linkusi aptarnauti oligarchiją,
bei Kremliui draugiškas jėgas, kiek žmonių nukentėjo dėl didesnės korupcijos ir neteisybės, kiek praradome verslo potencialo, nes nesiorientavimą į technologinę pažangą ir vakarų rinkas. Šito nuostolio paskaičiuoti yra neįmanoma. Dėl ko būtina suvokti, kad Gazpromo invazijoms bei jų pagalba bandomiems realizuoti valstybės korumpavimo, užvaldymo bei jos potencialo įsisavinimo projektams yra būtina priešintis iš visų jėgų, nes vėliau šių nuostolių kompensuoti praktiškai yra neįmanoma. Tiesiog nepraktiškai yra neįmanoma ir taškas. Ką geriausiai demonstruoja faktas, kad nors po 2008 metų į valdžią atėjus konservatoriams, o vėliau ir prezidentė Daliai Grybauskaitei Lietuvai pavyko nusimesti Gazpromo jungą, realizuojant SGD terminalo projektą. Tačiau ir šiandien pažiūrėkime į Lietuvos žiniasklaidą. Ramiai pavartykite portalas ir jūs pamatysite, kad straipsnių apie Gazprom invazijos padarytą žalą yra nulis, kaip ir komentarų. Kai tuo tarpu vis dar bandoma įteikti, kad terminalas yra blogis, pagrindinis blogis, vos neskurdo priežastis. Nors kas yra akivaizdu ir tą būtina suvokti, kad jei po 2000-ųjų būtų šilumos ūkė perėta prie biokuro ir Kremlius nebegalėtų šantažuoti Lietuvos dujų kainomis bei lupti milijardus papildomai, terminalo net nebūtų prireikę. O jei jis būtų pastatytas daug anksčiau, jo pagalba Lietuva būtų vėlgi net prie jo statybų kainos, sutaupiusi virš milijardo ir ne litų, o eurų. Tačiau mes žurnale Valstybė apie tai kalbame, visa likusi žiniasklaida tyli. Nežinote ką? Nežinau kodėl. Viena versija yra tokia, kad nors Lietuvai pavyko išsivaduoti iš Gazpromo gniaužtų, bet ne vienas šiai invazijai Rusijos pagalba sukurtas voratinklis niekur iš Lietuvos nedingo. Jie ir šiandien įtakoja Lietuvą. Ir todėl juos privalome matyti ir suvokti šią galę. Nes tada tampa labai aišku, kodėl su Rusija verslė susijusio oligarcho Ramūno Karbauskio dominuojama valdžia visus 3 metus tyrė ne tai, kas padėjo Kremliui apiplėšti Lietuvos žmonės Gazpromo invazijos metu. Ne tai, kas iš tiesų lėmė 2008 metų krizės gilį, apie ką tikriausiai turėsiu sukurti atskirą laidą, bet organizuoja tikrą intelektualinį beprotnamį, primenantį politinį cirką, kai 3 metus tyrė, kaip krizę sukėlė tos jėgos, kurios atėjo į valdžią jau krizei prasidėjus. Ir iš tiesų turėjo srėpti visą prokremliškų, oligarkinių, nomenklatūrinių jėgų paliktą jovalą. Ir tai daryti, bankrutuojant valstybei, smaugiant Gazpromo kainoms bei protestuojant žmonėms. Nebijoju, kad visa ta krizė buvo didžiąja dalim susijusi su Gazpromo realizuota invazija, kuri alino Lietuvos valstybę, ją skandino korupcinėse įtakose ir privedė mus prie krizės. Todėl privalome labai aiškiai suvokti tokių procesų pavojų. Ypač šiandien, nes Rusija pradeda dar pavojingesnį ir pradeda paskutinę Astravo atominės bei Rusijos koncernų Rosatomo ir Interavo invazijos projektą, kuris mažai kuo skiriasi nuo Gazprominio. Kai vėl yra bandoma mūsų žiniasklaidos pagalba įteikti Lietuvos žmonėms, kad Astravo projektui priešintis nebeverta. Kad svarbiausia yra, jog nenukentėtų Baltarusijos krovinių srautas per Klaipėdos uostą ir kad elektra, kaip ir Gazprom dujų atveju, bus pigi. Ir kad galbūt broliukai Latvijai gali būti gudresni už mus, nes jie įsileis Astravo elektrą ir dar už tai gaus iš Baltarusijos, tiksliau iš Putino, meduolį, daug krovinių per jų uostus. Pagrindinis šio scenarijos tikslas yra įteikti Lietuvos visuomeniai, kad jos gerovė yra susijusi su tariamai pigia Astravo elektra bei Baltarusijos kroviniais, kas yra visiškas melas, dar baisesnis ir pavojingesnis nei Gazpromo atveju. Tačiau šį melą transliuojant visais kanalais jam pasipriešinti gali tik Lietuvos patriotai, kuriems ir kuriu šią laidą. Nes jei jūs suprantate, kad turime realią galimybę pasipriešinti Astravo atominės monstrui ir priversti jos veiklą nutraukti, jei suvienysime savo jėgas, susivienysime su Europą ir sieksime kurti saugią ES energetinę ateitį. Ir tokiu būdu Rusija turės rinktis arba uždaro savo nesaugiai ir neteisėtai pastatytą atominę, arba jos elektra ES prekiaujama nebus. Kas yra realus tikslas? Todėl turime vienytis jo siekdami ir netoleruodami Lietuvos žiniasklaidos įtaigų, kad reikia pasiduoti ir leisti, kad mūsų vaikai ir anūkai gyventų visą savo gyvenimą Astravo šešėlyje. O mūsų ekonominė gerovė
vakarų investicijos pažangios priklausytų nuo to, ar Putinui norės pasižaisti branduolinių incidentų scenarijais ar ne. Kas būtina suvokti, gali investuotojus atbaidyti ir ne tik iš Vilniaus, bet ir iš Kauno bei didžiosios dalies Lietuvos. Taigi vien to suvokimo, manau, kad turėtų užtekti, jog turėtume nuosekliai visi vieningai kauti su Astravu. Nes svarbiausia suvokti, kad tai yra realu ir būtent tai yra tikras kelias į klėstėjimas, o nesusitaikant ir gyvenant baimėje. Šiame kontekste ypač nemalonu klausytis, atrodytų kartais ir padorių, bet pasidavusių bendram įtakos srautui kolegų minčių. Apie tai, kad jau greitai Astravas pasileis ir reikia nuleisti rankas, nebepervarti ir galbūt pradėti konkuruoti su broliukais Latvijais dėl to, kas daugiau nupirks pigios elektros ir gaus daugiau išsvajotų Baltarusijos krovinių. Nes visų pirma, turėtume atkreipti dėmesį, kad susidaro įspūdis, jog Klaipėdoje šie krovinių srautai vėl sudaro sąlygas stiprėti būtent Baltarusijos ir Rusijos režimams palankiam verslui, kuris tokiu būdu gali sukurti dar vieną galingą įtakų tinklą, į kurį atsirems Kremlius. Visų antra, Lietuvai yra būtina kuo labiau savo uostą orientuoti į vakarų srautų aptarnavimą ir labai aiškiai ir garsiai kalbėti su broliais Latvijais, rašyti jiem laiškus, ne tik lietuviškai, latviškai, bet ir angliškai, apie tai, kad jei pasiduosime Rusijos per Baltarusiją vykdomam šantažui dėl Astravo, tai šiandien pasiduosime spaudimui dėl Astravo. Rytoj gali būti, kad mokėsim už elektrą jau brangiai, bet turėsime daryti gal kitų nuolaidų. Poryt dar dėl kažko darysim nuolaidų. Rezultate, be konkuruodami vienas su kitu šitame korupcinėme Rusijos žaidime, galime savo uostam numauti kelnes ir priversti bučiuoti į Putino minkštąją. Ar tai tikrai panašu į kelią link gerovės? Tuo labiau, kad kaip ir Gazpromo dujų, taip ir Astravo elektros atveju galiu 100% garantuoti, kad ši elektra tikrai brangs. Vien todėl, kad šiandien Europa dar netaiko jokių mokesčių iš Rusijos importuojamą elektrai, o jie tikrai bus. Taigi tuo metu, kai galime vystyti savo atsinaujinančios energetikos potencialą, vėl sukurti tūkstančius naujų darbo vietų, pažangiausiame šiuo metu žmonijos vystomame sektoriume, atsinaujinančiame šios energetikos, mes ruošiamės orientuotis, tiksliau esame ruošiami, spaudžiami orientuotis į Astravo elektrą. Kas reiškia, kad neišvystysime pažangių sektorių, o vėliau dar už tai, kad importuojame elektrą iš rytų, permokėsime. Taigi mums šiandien Kremliaus įtakų voratinklius, jam pataikaujančių jėgų pagalba, eilinį sykį pardavinėja mintį, kad turime nekurti gerai apmokamas darbo vietas Lietuvos energetikoje, o finansuoti tuos, kurie pastatė didžiausią grėsmę mūsų piliečiams ir lietuvių tautai kelinti monstrą. Prie viso to stiprėjant su Rusija susijusiams verslo grupėms bei visoms Rusiją aptarnaujančiams struktūroms versle, politikoje, žiniasklaidoje bei teisinėje sistemoje. Gerbėmieji, ar mes suvokame, kad dar gyvendami Gazpromo invazijos metu sukurtų įtakos tinklų aplinkoje, jei pasiduosime įtaigoms susijusiams su Astravo invazija, galime pasmerkti mūsų valstybės žlugimui. Praeitoje laidoje, manau, pakankamai aiškiai sugebėjau perteikti įžvalgas, kad su Rusija bei oligarchija susijusios jėgos, bei jas aptarnaujantis populistai sąmoningai nesistengia didinti valstybėje efektyvumo, realizuoti sprendimus didinančių solidarumą bei skaidrinti situacijos žiniasklaidoje. Kadangi tokiu būdu jie gali užsitikrinti, kad visuomenėje visą laiką bus daug skurdo, daug pykčio, visą laiką dominuos stambusis oligarchinis kapitalas, kurio didelė dalis susijusi su Rusija, ir kuris naudodamasis jų įtakoms pralaidžia žiniasklaida visada galės pakreipti Lietuvos visuomenės pyktį reikiamą kryptimi ir užsitikrinti nuolatinį buvimą valdžioje, vienos, kitos, trečios politinės jėgos pagalba. Todėl jei prie egzistuojančių įtakos voratinklių, kurie vis dar labai galingi, leisime Kremliui apraizgyti Lietuvą dar ir Astravo aptarnaujančių jėgų voratinklių, tai sukursime tokią galią, tokią nuo Rusijos interesų priklausomų jėgų, tokį tinklą, iš kurio gniaužtų vargu ar be pavyks išsivaduoti. Ir apie gerovės valstybę galėsime užmiršti, nes atsidursime klanų valdomoje valstybėje, iš kurios aišku, kad jaunimas stengsis emigruoti, o sunkiausios problemos dėja lauks vyresnio amžiaus žmonių. Tačiau dar galime tam pasipriešinti. Bet tikėtis to iš žiniasklaidos priemonių dėja labai sunku. Todėl yra būtina, kad patriotai bei Lietuvos inteligentija, suvokinti, kokią žalą Lietuvai padarė gazpromizacija, dalintųsi šiomis įžvalgomis, kurios, manau, labai aiškiai leidžia skirti, kada kūrime klestinčią valstybę,
besiremiančiai technologinę pažangą, solidarumą bei vakarų rinkas, o kada kūrime valstybę, kurie aptarnauja Kremliaus interesus bei stiprina oligarchų ir klanų valdžią. Turime labai aiškiai informuoti apie tai savo tautą, kad suprastume, jog esame melagingai viliojami pigia elektra bei Baltarusijos kroviniais kaip gėrių, kas gali beje padėti laimėti rinkimuose populistams ir oligarchams. Kad už šio melo slypi daugiau nei milijardų netikimus, už jos slypi skurdžios, korumpuotos oligarchų dominuojamos valstybės ateitis, gyvenimas ir gali būti žlugimas Kremliaus voratinklėje. Ir ar tam pasipriešinsime, spręsis per artimiausius metus. Todėl kiekvieną žmogų turime pagarbiai, ramiai, solidžiai informuoti apie šį pavojų, kad žinotų, jog kalbama ne apie tariamai pigios Astravo elektros, o apie mafijos, korupcijos ir skurdo importą.